Prisisakiau va tiek kostiumėlių ir tada susidūriau su problema. Vėl planas gali nepavykti ir teko eiti dar į H&M ir dar kai ką pasimti. Kostiumėliai man pasirodė labai gražus, bet yra problema. Ne visų turi spalvų matchingų. Ta spalva nerealaus grožio. Rožinės kelnės labai prasišviečia tam tikrose vietose, tai dėl to neėmiau. Nesu aš labai patenkinta, kaip mano figūra su juo atrodo. Randa rinkės, kurių nesinori. Labai norėjau šitos žydros spalvos seto, tai pasiėmiau tokį topą. Labai gražiai atrodo, bet aš turiu pilvą. Tai nežinau, ar man tiesiog mylėti savo pilvą ir eiti va taip. Šiaip man labai patiko šitą maikutę, pasiėmiau tokią į rudą ir pilvas pasislėpė. Čia galimai sunkiausias dress kodas, kokį yra tekę bandyti įgyvendinti. Dabar turiu pistacijų spalvos setą. Pati forma kelnių man labai patinka. Turėkite omeny, kad dress kodas pastelinė spalva. Pistacijų spalvos maikės aš neradau. Su švarkeliu man labai gražu. Toks variantas labai norėčiau matching, kad viskas būtų tos pačios spalvos, bet dėja viršaus neturiu jokio va tokios spalvos. Man labai patinka vaizdas su švarkeliu. Pasimatuojam rudą derinį. Just for fun. Labai gerai. Šitą rudą tai tikrai pasilieku be jokios abejonės. Dėja, dress kodui netinka. Pabandom su batais. Pasiėmiau dar ir naują kojinių komplektą, nes šventėgi neįsi su baisiom kojinėm. Labai myliminių balansą, jau antra pora, nes pirmojo jau buvau visiškai nudrožusi. Ką daryt?